Kas yra palyginimai ir kam jie reikalingi? Kaip visada pradėsiu nuo to, kad atsakysiu klausimą, kam to reikia. Kai žinote, kam mokatės kažkokį tai dalyką, lengviau jį suprasti ir prisiversti, galbūt netgi daryti namų darbus. Įsivaizduokite, atėjote pirkti telefoną. Jums viena kompanija, pavyzdžiui, pavadinkime ją Tele2, siūlo 12 mėnesių kontraktą, tai yra sutartį su leasingu arba išperkamuoju leasingu, kur jūs darote įmoką 100 eurų į mėnesį, 12 mėnesių mokate, išperkate telefoną, plus jums yra pritaikomas palūkanos 5 procentai nuo likusios sumos. Sumokėjate įmoką plus 5 procentai nuo likusios sumos. Tai yra, padarėte įmoką, paskaičiuojami 5 procentai, pridame prie jūsų įmokas. Ir taip kiekvieną mėnesį. Tuo tarpu ateina kita kompanija, kuri vadinasi Bita. Supratote, ką aš turiu omeny? Ir jį siūlo jums 18 mėnesių sutartį, tačiau įmoka bus tik 66 eurai 67 centai. Mokate 18 mėnesių ir pabaigoje sumokate lygiai tą pačią sumą už patį telefoną. Bet nepamirškime, kad jie dar tai irgi taiko 5 procentų įmoką, kuri bus mokama kiekvieną mėnesį. Jums reikia pasirinkti, kur yra daugiau, kur yra mažiau, kur jūs sumokėsite daugiau ir permokėsite už telefoną ir kur jūs galite sumokėti mažiau. Taigi, jums reikia daryti sprendimus. Tai yra sudėtingas sprendimas, labiau matematiškai logiškas, jūs turite apmastyti visą loginę seką ir sukurti matematinę formulę ir apskaičiuoti. Arba kartais kompanijos tiesiog jums jau paskaičiuoja ir pasako, galutinė suma bus tokia ir tokia. Taigi apžvelkime, kuris variantas geresnis. 12 mėnesių po 100 eurų ar 18 mėnesių po 66 eurus 67 centus. Ir jeigu mes padarytumėm skaičiavimus, tai pamatytumėm, kad mokėdami 5 procentus, tos pačius 5 procentus, bet antru atveju mes permokam ir ta permoka yra gan stipri. Jūs galite pamatyti, dabar nupiešiu, kaip tai atrodo. Mes matome, kad pirmojo atveju mes būtume sumokėję už telefoną 1330, tuo tarpu kaip su antra įmonė mes sumokėtume jau 1520 eurų. Tai yra jūsų permoka būtų 130 eurų, kitu atveju būtų permoka 320 eurų. Kaip matote, apsimokėjau imti trumpesniam laikui. Čia tik pavyzdys. Taip mes išmoksime daryti loginius sprendimus besiremdami matematiniais skaičiavimais.